Šalyje siaučianti vėtra pareikalavo aukų. Anykščių rajone griuvęs medis mirtinai prispaudė vyrą. Kaune medis užvirto ant automobilio, kuriame buvo moteris. Pasak ugniagesių gelbėtojų, ji nepatyrė sunkių sužalojimų. Gelbėtojai jau gavo per 800 prašymų padėti dėl kelius užvertusių medžių ir šakų. Dėl stipraus vėjo elektros neturi arba su elektros teikimo problemomis susiduria apie 100 000 vartotojų. Dėl audros iki 2 valandų vėluoja traukiniai. Atšaukta daug renginių. Stiprus vėjas ir štai taip Kauno daugiabučio kieme ant automobilio užvirsta medis. Laimei šiame automobilyje žmogaus nebuvo, tačiau medis Kaune griuvo ir ant automobilio, kuriame buvo moteris. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pirminėmis žiniomis ji nepatyrė sunkių sužalojimų. Tačiau Anykščių rajone Mažionių kaime tragedija įvyko. 16:30 ugniagesių gelbėtojų tarnyba gavo iškvietimą, kuriame buvo nurodyta, jog Anykščių rajone medis užvirto ant žmogaus, ant vyro ir tas žmogus deja mirė. Vėtra siaučia visoje Lietuvoje. Po itin giedros ir ramios nakties šiandien Lietuvos pajūris atrodo štai taip. Palangos paplūdimys kone apytuštis. Matome dideles bangas, siaučia vėjas, kurio greitis siekia maždaug 26 km/h. Miesto gatvėse žmonių kone nematyti, tik tai aplaužytas medžių šakas. Kai kuriuose gatvėse eismas ribojamas dėl nutrauktų elektros laidų. Renginiai taip pat atšaukiami dėl gyventojų saugumo, tarp jų ir rekordinio susidomėjimo sulaukęs Mes darom prie jūros, jis perkeltas į rytojų. Nepaisant tų labai prastų oro sąlygų ir tikrai didžiulio lietaus ir vėjo, šiandien susirinko apie 30 savanorių komanda, daugiau nei 30 žmonių vis tiek nepabūgę to oro, pasiėmė maišus, keliavo ir rinko ir kiekvienas žmogus surinko bent jau po maišą šiukšlių. Tai tie žmonės tikrai neįtikėtini herojai. Renginiai atšaukti ir Šiaulių regione. Štai čia Šiauliuose Talkšos ežero pakrantėje atšauktas šiandien planuotas festivalis. Akmenėje atšaukta miesto šventė. Šeduvoje šiandien planuotas aviacijos festivalis perkeltas į rytdieną. Anykščių Šilelyje atšauktas režisieriaus Aleksandro Špilevojaus spektaklis Pačios. Dėl audros Šiaulių regionas taip pat skaičiuoja nuostolius, lietus semia ūkininkų laukus, dalis Šiaulių rajono gyventojų neturi elektros. Stiprus vėjas Alytaus regione siautėjo visą dieną, laužė šakas ir pavienius medžius. Daugiausiai iškvietimų dėl nuvirtusių medžių gauta iš Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskričių. Marijampolėje kai kur oro gūsiai siekė iki 20 m/s. Be elektros liko dalis Varėnos ir Alytaus rajonų gyventojų. Virstantis medžiai nutraukė elektros linijas. Stichinis vėjas ir lietus neaplenkė ir sostinės. Čia Vilniaus centre taip pat virto medžiai, krito kavinių stendai, bet dar vakar ugniagesiai gelbėtojai įspėjo nestatyti savo automobilių, o ir patiems nestovėti po aukštais medžiais ar elektros stulpais, nes tai pavojinga gyvybei. Gerokai po pietų vakarop didžioji ta iškvietimų dalis yra vakarų Lietuvoje. Šiandien vien per dalį dienos mes turime apie 800 iškvietimų. Tai galime įsivaizduoti, kokie tai yra dideli skaičiai ir kokia šiandien yra sudėtinga diena visoje šalyje dirbantiems ugniagesiams gelbėtojams. Už elektros tinklus atsakinga bendrovė ESO galimiems gedimams šalinti pasitelkė 2 kart daugiau pajėgų nei įprastą savaitgalį. Pajėgas sustiprino ir kelius prižiūrinčios įmonės.